Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip susikurti norimus sluoksnius stogo. Praeitam video panaudojame stogo tipą, kuris buvo numatytame projekto šablone, o dabar, norint susikurti savo sluoksnius, reikia pasirinkti stogo tipą, spausti Edit Type, Duplicate ir susikurti savo. Pavyzdžiui, pavadinsiu šiltas stogas, ne? Darau Edit Structure ir pradedu kurti savo sluoksnius. Tai šiuo metu yra tik tai vienas structure sluoksnis, kurio medžiaga nenurodyta ir yra 400 mm storio. Aš iškart pakeisiu storį 200, čia pasispausime 3 taškiukus, kad parodytų mums, kokias medžiagas galime priskirti. Čia yra tam tikros medžiagos, kurios yra projekte. Jeigu čia nerandame medžiagų, dar galima eiti čia, AEC Materials ir susirasti kažkokią tai medžiagą. Tačiau taip pat galime daryti ir paiešką. Pavyzdžiui, įvesiu rock, ar ne, ir man tada rodo, pavyzdžiui, kad čia tarp projekte medžiagų tokių nėra su raktažodžiu rock, yra tik gypsum wallboard, tai yra gipso kartono plokštė, o mums reikia, tarkim, akmens vatos. Tai, pavyzdžiui, šitą pasirinksiu elementą, užkrausiu į projektą šitą iš duomenų bazės ir pasiemu šitą medžiagą ir ją, tarkim, persivadinu į šilumos izoliacija, pavadinsiu paprastai. Jinai turi išvaizdos nustatymus ir turi fizikinius nustatymus, tai pavyzdžiui, jos svoris 200 kg į kubinį metrą, tai man atrodo, čia nelabai būtų teisinga, jeigu lengvą vatą mes norėtume įdėti, ar ne, o termoizoliaciniai duomenys irgi priklauso šitai medžiagai, tai galima pasižiūrėti, koks šilumos laidumo koeficientas priskirtas ir jeigu viskas gerai, tarkim, spaudžiam OK ir šičia Revitas iš karto rodo, koks bendras stogo storis ir kokia jo varža šiuo metu, nevertinant, kad tarp jų yra gegnės. Tai spaudžiu Insert, nes man reikia daugiau tų sluoksnių ir pakeičiu į funkciją į šiluminį sluoksnį ir, pavyzdžiui, pažymėsiu čia Ctrl+C ir įkopijuoju tą patį, atseit čia irgi šilumos izoliacija, na, tarkim, persidenginti sluoksnis 5 cm, galbūt pagal kalibruotą medieną galima būtų vesti ir tikslius matmenis, tai čia toksai biškį keistas dalykas gaunasi, kadangi rodys, kad ir šilumos izoliacijos yra 195, o ne 200 mm. Nors gal taip ir yra, kadangi suspaudus vatą kaip ir prastėja tos savybės, na, bet tarkim. Paliksiu šį kartą kalibruotas džiovintos medienos matmenis. Čia pridėsime, kas galėtų dar būti per sluoksniai, kažkoks tai membraninis sluoksnis, kuriam nereikia įvesti storio. Paspausim medžiagą, įvesiu kažkoks tai gal air infiltration barrier, nežinau kaip angliškai, galbūt ir teisingai čia pasirinkau. Kažkokia difuzinė plėvelė neturėtų būti, tada dar įterpim dar vieną, pasirinkam vėl šitą funkcionalumą, paspaudžiam medžiagą, įvedam air, oras, atseit vadinamas oro tarpas, na, tarkim 3 cm, ar ne, tai visur reikia storius įvesti, išskyrus membraniniam sluoksniui, kitaip nepriims Revitas informacijos. Na ir tarkim Insert, čia Finish, kažkokia stogo danga, pabandom, ar yra kažkas su stogu susiję. Roofing tile, kažkokį pasirinksiu elementą, na ir tarkim, koks aukštis ten šiferio ar metalo stogo dangos įvedam, tarkim, 40 mm. Šiuo metu mano sluoksniai visi yra tarp šitų co-boundary pilkų linijų, tai reiškia, kad jie yra kaip visi priklauso pagrindiniam sluoksniui. Tai taip irgi nereikėtų palikti, reikėtų pažymėti tos sluoksnius ir padaryti pavyzdžiui, perslink, kad pagrindiniam sluoksniui palikčiau tik tai gegnės,
o visus kitus perkelčiau į kaip pagalbinius apdailinius sluoksnius ir po pagrindinių sluoksnių, po žemiau co-boundary dar įtirpčiau vieną sluoksnį, kurį pasilinksiu dabar žemyn, kad jis būtų iš tikrųjų po pagrindinių sluoksnių. Ir pasirinku vėl, thermal galbūt dar vieno sluoksnio, kad šilčiau būtų. Tai vedu čia jo storį, tą pačią medžiagą. Tada pridėsiu dar vieną sluoksnį, tai garo izoliacijos, ne? Pasakysiu, kad tai yra vėl membraninis sluoksnis, kadangi labai plonas, tai neverta ten vesti jo storių. Ir šitas, tarkim, ir aš jį persivadinsiu, kad čia yra, tarkim, garo izoliacija. Dingo jisai man, kadangi paieška buvo kažkas kita įvesta, garo izoliacija. Ir tada paskutinis yra apdailos sluoksnis, tarkim, finish sluoksnis. Dabar ar finish 4 ar finish 5 pasirinkti, tai jeigu čia yra paskutinis sluoksnis, tai pasirinkam finish 5. Šitas funkcijos pasirinkimas yra svarbus tada, kai susijungia modelyje sluoksniai sienos su stogu ir panašiai. Tada turi prioritetą pagal numerį, kuris sluoksnis turės viršenybę prieš kitą sluoksnį sujungimuose. Tai pasirinku šitą, kad 5 ir tada čia reiktų gypsum board turbūt surasti. Gypsum wall board, tai gipso kartono plokštė ir įvedu. Šiaip jos storis yra 12,5, bet nežinau, sunku gal modeliuoti, kai tokio didelio tikslumo prisidarius, tai galima ir 13 mm naudoti, nes iš tikrųjų dar ir nuglaistysim ir nudažysim, tai kiekvieno čia sluoksnio nevesiu, tiesiog pasirinku, kad tai yra gipso kartono sluoksnis, spaudžiu OK. Ir dabar mano jau šitas stogas turi tos sluoksnius, tik tai jie nesimato tol, kol čia turiu detalumo lygį nustatytą ant coarse, ant žemo detalumo lygio. Jei padarysiu medium arba fine, aš jau pradėsiu matyti tos sluoksnius. Pavyzdžiui, fine ar medium ir matau tos sluoksnius. Dabar šiek tiek yra, dar, sakyčiau, trūksta aiškumo, todėl kad norėtųsi matyti užtrichuotą tuos šilumos izoliacijos bent jau sluoksnius. Tai padarykime vėl tam stogui edit, type, einam į edit structure ir pasižiūrim, kas negerai su mūsų medžiagom. Tai, pavyzdžiui, šilumos izoliacija, paspaudžiu, pasižiūrėkime grafinius parametrus. Ir čia yra tiesiog, kaip bus naudojama užspalvintų režimų, ką rodys, o čia yra cut pattern, tai reiškia, koks bus štrichas pjūvyje ir niekas nepažymėta. Todėl paimsiu, paspausiu ant šito ir pasirinkti galime iš esamų arba susikurti savo štrichavimo būdą. Tai aš pasirinksiu tokį, bent jau aš tokį naudodavau ir pasižiūrim dabar, kaip atrodo. Štai užštrichuoti šitie 3 sluoksniai. Štricho dydis priklauso nuo mastelio. Pavyzdžiui, prie mastelio 50 jis atrodys tankesnis. Tai lygiai tą patį galiu ir su kitais sluoksniais, jeigu noriu pasidaryti, kad šiek tiek dar atsiskirti, roof tile, pavyzdžiui, kažkas tai, kad pasirinksiu čia ir sakysiu, duok man tokį, kaip, tarkim, čia pavadintas yra brickwork, bet aš jį panaudosiu šiam atveju ir gypsum wall board, irgi, tarkim, čia iš tikrųjų jisai turi tokį smulkų smėlio taškiukus, padarysiu, kad būtų tankesnis šiek tiek galbūt ir paspaudžiam OK. Ir šiek tiek matosi čia dabar ir stogo sluoksnio štrichavimas ir šito apdailinio sluoksnio. Aišku, jeigu čia būtų 1:10, tada mums dar gražiau matytųsi ir, tarkim, detalių vaizduose, darant prie 1:10, jau aiškiai matysim, kad čia yra kita medžiaga. Dabar grąžinsiu prie 1:50 ir viskas. Tai štai taip galima susikurti savo stogo sluoksnius. Daugiau apie stogus kitose video. Iki.